Sveiki visi, su jumis sveikinu. Šiandien papasakosiu apie knygų mugę. Jinai vyko kovo. Taip, nuo vasario 26 iki kovo 1 vyko knygų mugė ir aš joje dalyvavau. Tie, kas neina į knygų mugę, manau tikrai bus įdomu pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Ne tik knygų mugiai, bet ir taip pat ir muzikos salėj. Aš turėjau 2 printus ir norėjau labai juos paduoti Tomui, kitaip žinomam kaip Free Finga ir grupiai Katarsis. Šitame video gale jūs pamatysite, kaip man tai pavyko padaryti. Knygų mugėje aš lankiausi, nes esu iliustravęs jau 5 knygas ir 4 iš jų yra gerai žinomo vaikų knygų autoriaus Tomo Dirgėlos. Ir vieną knygą turiu Algio Bitauto. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad knygų mugiai tikrai yra faina. Aišku, buvo tokių momentų, kai šeštadienį nerekomenduoju niekam eiti tenais. Jūs tiesiog nuskęsit tenais žmonių minioj. O šiaip tai labai smagus renginys. Ir dabar aš jūs palieku ir keliamės į pirmą knygų mugės dieną. Let's go! Kažkaip nefainai atrodo eiti tiesiog su Ikėjos maišu į knygų mugę. Biški kažkaip lievokai atrodo. Gal įvyniosiu šitos rėmus į plėvelę ir gal taip juos nugabensiu tenais. Tai va. Žodžiu, išlipau, nebebuvo kamščių, vos porą mašinų buvo. Turiu su savim rėmelį ir dabar pirmas tikslas susirasti, kažkur pasidėti rėmelį iš pradžio ir tada susirasti autorius. Ačiū. Apsaugą praėjau, žmonių nėra kol kas tiek daug, kiek tikėjaus, bet pažiūrėsim, kas bus vidai. Hi. Jeigu kas nors žiūrėsit šitą video, tai filmuoja pats puikiausias Pats puikiausias žmogus. Pasaulio iliustratorius Vytautas. Labas. Sveiki, iliustravau. Rimtai? Faina, žinokit, visi labai džiaugiasi tą knygą. Tikrai? Susižavėję, sakė, žiauriai faina. Ir net atėjo, mes duodam šitą, sakė, mes jau internete matėm. Nice, labai džiaugiuosi. Tikrai kiek? Man dažniausiai 5 duoda, tai tikrai... Duosim 7. Ne. Ne? O štai, kad aš norėjau priversti klausimą atsakyti. Ne, viskas gerai, tikrai. Mes žinokit ir skirtuką kokį fainą pasidarėm. Labai fainas skirtukas, knygelės. Aš irgi dabar pirmą kartą vartysiu, tai eisiu pavartyti. Labai vykęs kūrinys, labai vykęs. Gerai, žodžiu, jau esu muzikos salėje
ir einu bandyti surasti MB žiaurų stendą. Jo. Gerai, ačiū labai. Ačiū tau. Labas. Foreplay. Labas. Gerai. Nieko prieš, kad aš nufilmuosiu? Okay. Gerai. Žodžiu. Nežinau. Mes čia naujo šou darai, iš tikrųjų. Jo, kažkaip tavo naujas įvaizdis, tai va. Gali papasakoti, kaip darei? Tai man labai malonu. Wow. Ir tikrai labai klausom. Nice, ačiū tau labai. Nu ir ant šito tada. Ir šiaip dar kolektyvui dovanų irgi turiu, tokių mini, jo. Tava turi irgi tokias 3, čia arba savo galit pasilikti, arba, nežinau, fanam kokiam padovanoti. Tai ačiū tau labai. Nuotrauką dar pasidarysiu. Gerai, žodžiu, laukiu Boltą ir važiuosim. Rašo iki Litekspo 11 minučių. Wow, tiesiog važiuot buvo tai max iššūkis. Nuo pat geležinio vilko jau buvom užstrigę visiškai. Ir, nežinau, visą kelionę truko gal kokį pusvalandį, jeigu nedaugiau. Kai turėjo trukti apie kokį 10-15 minučių. Žiūrėkit, balionėlis. Nelabai matos, bet... Vidui, ir jau matau mokytoją. Aš ir atėjau iš pažinties. Super, va, iš pažinties. Sveiki. Sveikas. O čia Malonus mokytojas iš pažinties dailininkas. Tai reiškia, aprašiau savo gyvenimą. Čia bus ir mūsų klasės nuotykių, visko. Bet supranti, mes darėm kartu su žmona, aš grįždavau, jai pasakodavau. Ir reiškia, jinai viską surinkdavo. Ir čia šmaikščių nuotykių, o šitas nuostabus Taip, aš viską perskaičiau. Jis viską perskaitė ir jis padarė daugiau, negu aš norėjau ir tikėjausi, bet jis labai atrado momentus. Ir jis nupaišė, va čia pavargusi mokytą Vytautą. Nu, čia, aišku, personažas Alfa. Taip, tai mano Vytautas, o vardas Vytautas. Čia net nežinau Vytautai. Rašyk kaip Vytautų nuo Vytautų. Jo. Ir čia va, kas pamoka trunka, čia viskas, žodžiu, bet... Man tai tas pinsas fainas labai, irgi pieštuko tematika. Netgi atitiko, radau tokį specialiai. Aš ir galvoju, gal čia specialiai tokį užsakė? Mes iš pradžių turėjom sumanimą, reiškia, pirkti, bet... Tiko Max Kreis dalykas. Sutikau Liną Itagaki ir nusipirkau šią kažkokią knygą ir jinai pasirašė, kokią awesome buvo. Nes mano yra big inspiration piešime, tai bus išanalizuota visa knyga. Ir tada įvyko didžiausias vėlas žmonijos istorija. Spėkit, kas tai buvo? Neatspėjot. Aš į savo kamerytę DJI Osmo neįsidėjau atminties kortelės. Ačiū Dievui, kad mano beveik visi tikslai buvo jau įgyvendinti ir knygų mugėje liko atiduoti tik tais Katarsiui printą. Tai būtent 3 dieną aš ir paskyriau nuėjimui į muzikos salę ir pasimatymui su Katarsio grupe. Viską filmavau telefonu, tai galite pasižiūrėti, kaip čia gavosi man tas įteikimas. Jūs jau šitą matėt mano Instagrame, bet čia tiesiog norėjau dabar jums įteikti. Oficialiai. Ta, kur man labai patiko. Jo. Šitas. Labai. Jis to nedaro. Aš žinau, aš ją perduodu. Aš tiesiog žiūriu. Nice.
Apibendrinant knygų mugę, esu labai patenkintas, susitikau su autoriais, su kai kuriais tik susipažinau. Iš tikrųjų labai geras būdas megzti pažintis, pasidalinti kontaktais, taip pat idėjomis, nusipirkti knygų. Tikiuosi ir jūs kažką pamatėte ar kažkaip jūs sudominau, galbūt kitais metais užeisite į knygų mugę, galbūt pradėsite skaityti knygas, o galbūt pradėsite iliustruoti, o galbūt tiesiog jums įdomu yra muzika ir jūs neįsite muzikos salę ir nusipirksite kokį vinilą. Žodžiu, jūsų pasirinkimas, ką jūs darysit, galimybių daug. Ir nepamirškit prenumeruoti kanalą, paspausti like ir galbūt netgi parašyti komentarą. Iki!